Taip, tikras, bet aš jau padarysiu. Kariai. Taip. Atveskite visas mergelės, pačias gražiausias. Iš šitos apylinkės, taip? Taip. Gerai, bus įvykdyta. Paskelbus karalius. Kur mergelių, kur gražių, kur man rasti tų mergelių. O, viena. Paskelbus karaliui žodį bei įsaką ir surinkusi su Lupiliu daug mergelių, Yra. Gerąją priežiūrį ir Estera buvo paimta į karaliaus rūmus, moterų saugotojų Gerąją priežiūrą. O, dar viena. Ir man labai patiko Estera. Labai graži, labai graži. Geresnis su. Aprūpinsiu tavim viskuo. Mergelė jam patiko ir įgijo jo malonę. Jis ne tik nedelsdamas ją aprūpino ją pasigražinimo priemonės ir maisto daviniu, bet ir davė 7 parinktas tarnaitės iš karaliaus rūmų bei perkelė ją ir jos tarnaitės į geriausią haremo vietą. Estera nei savo tautybės, nei šeimos neatskleidė, nes Mordechėjas buvo uždraudęs tai daryti. Niekam nesakyk savo tautybės, niekam nesakyk. Taip? Mordechajas kasdien vaikštinėdavo priešais haremą, nes jį gydė jo malonė ir palankumas. Karūna. Tai buvo. Esteros garbei karalius iškėlė didelę puotą visiems savo didžiūnams ir dvariškiams. Be to paskelbęs atleidimą nuo mokesčių ir dalijo dovanas, kaip dera karaliui. O, susidaužkim. Už karalienę mūsų, naują karalienę. Ir kaip sakė, visiems dovanom. Visiems dovanom. Prašom, prašom. Suvaišinti.